Šiandien Vilniuje mes susitikę aptarsime pačius svarbiausius klausimus, kurie susiję su pagalba Ukrainai, ką mes galime padaryti daugiau, suprasdami, kad tai yra ilgalaikis paramos projektas, o taip pat kaip galime geriau koordinuotis, kad ta mūsų parama iš tikrųjų būtų kuo efektyvesnė, duotų didesnį rezultatą. Daug yra dalykų, kurie yra svarbus Ukrainai. Tai yra tiesioginė parama, humanitarinė parama, žinoma, karinė parama. Aš jau nekalbu kaip apie didžiulį projektą, kaip Ukrainos ekonomikos atstatymas. Todėl ši iniciatyva sutelkianti, ieškanti geresnio koordinavimo galimybių tarp įvairių institucijų, valstybinių, visuomeninių, pavienių asmenų gerų iniciatyvų, aš manau, yra labai naudinga ir mes tęsime tą dalyką, kadangi Lietuva turi rodyti pavyzdį ir mūsų pavyzdžių galbūt mokysis kitos valstybės Europoje. Todėl žvelgiu šitą diskusiją kaip į svarbų, prasmingą ir duodantį vilčių žingsnį, kad parama mūsų Ukrainai būtų dar stipresnė ir duotų daugiau rezultato. Na, tai šiandien Vilniui mes renkamės į tokią pirmą nacionalinę konferenciją labai aiškių pavadinimų Lietuva Ukrainai. Konferencija, kurią organizuojame mes keli Europos parlamento nariai, Petras Auštrevičius, Juozas Olekas, Rasa Juknevičienė, aš pats kartu su Šaulių sąjunga, su Seimo Europos reikalų komitetu, su labdaros organizacijom. Ir šitoje konferencijoje tarsimės, kaip dar stipriau paremti Ukrainą, tiek humanitarinė parama, karinė parama, parama būsimam atstatymui, parama Ukrainos integracija į Europos Sąjungą. Nes esame įsitikinę, kad artimiausias dešimtmetis bus toks dešimtmetis, kurį galima būtų pavadinti Ukrainos dešimtmečiu, nes visi šitie tikslai, tiek karinė pergalė, tiek atstatymas, tiek Ukrainos sėkmė tampant Europos Sąjungos nare, yra svarbus ne tik pačiai Ukrainai, yra svarbus, ypatingai svarbus ir mums. Nes nuo Ukrainos sėkmės priklauso ir mūsų saugumas, ir visos Europos saugumas. Tai ši konferencija yra tik tai pirmoji, tęsim toliau, tikimės, kad čia daug bendraminčių sutarsime dėl to, kaip galim toliau dar geriau koordinuoti savo veiklą ir ne tik tai galvodami apie savo dvišalę paramą Ukrainai, bet ir ieškodami būdų, kaip paskatinti ir kitas ES šalis, sekti mūsų pavyzdžių ir nepavargti remti Ukrainą.